svečiai, gerbiami mokytojai, susirinkome į šventę skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Tad visų prašysime atsistoti ir sugiedoti tautišką giesmę. Mėly žiūrovai, jeigu aš jūsų paklausčiau, ką labiau mylite, tėvynę ar knygą, manau, dauguma, o gal net visi pasakytumėte tėvynę. Ačiū. Tačiau už tai, kad mes kalbame savo kalbą, kad šalyje skamba lietuviškos dainos, kad mūsų tėvynė yra laisva ir nepriklausoma, mes turime būti dėkingi knygai. Pasak rašytojo Justino Marcinkevičiaus, niekas taip nepasitarnavo žmogui, niekas neiškėlė taip aukštai jo dvasios ir niekas taip nekentėjo kartu su žmogumi, kaip knyga. Tad šiandien, vaikai, mes atversime 20 amžiaus pradžios Lietuvos istorijos knygą. Perskaitysim Lietuvos istorijos margiausią knygą. Pribarstyta ašarėlė, lyg rasų. Mes nupinsim tau gėlių vainiką ir uždėsim ant gelsvų kasų. Tu šiandien esi tikra princesė. Tavo galvą puošia karūna. Ir gražesnės mes kitur nerasim. Širdyje tu mums viena. Sunkiai skynėsi kelią į laisvę ir nepriklausomybę. Mūsų šalis Lietuva. Lietuvoje ilgai tęsiasi Rusijos okupacijos metai, o mažą Lietuvą, Klaipėdos kraštą engė vokiečiai. Net 120 metų Lietuva supančiota ir surištomis rankomis stovėjo ties išnykimo riba. Net 40 metų buvo uždrausta lietuviška spauda, lietuviškas žodis, lietuviška knyga. Kai kurie žmonės ragino sukilti ir kovoti už Lietuvos nepriklausomybę. Tai Jonas Basanavičius, Vincas Kudirka, Simonas Daukantas, Motiejus Valančius ir daugelis kitų šviesuolių. Atėjo knygnešių gadynai. Šis eilėraštis tau, knygnešy, kurs knygelę neši ir neši, nebijai nei nakties, nei tamsos, tavo siela pavojų nebos. Kas be jos būtum tu ir tauta, kas be knygos teisybė šventa, kiek kelelių kelių praėjai, kol pas mus su knyga atėjai.
aš dėkoju tau, knygneši, kad knygelę neši ir neši, kad lietuvišką žodį mini ir su juo per žemę eini. O dabar pažiūrėkime 2 klasės inscenizaciją Knygnešiai. Vaikeliai, ar žinote, kaip lietuviai saugojo savo kalbą? Seniai, kai caro valdžia uždraudė lietuviškas knygas, atsirado drąsūs žmonės, knygnešiai. Jie slapta nešė knygas, kad lietuviai nepamirštų skaityti ir rašyti savo kalbą. Oho, bet tik tai buvo pavojinga. Tyliai, ar čia saugu? Taip, užeik matai, bet būk atsargus, caro žandarai visur ieško knygnešių. Atnešiau knygų. Leiskite ir man pažiūrėti. Aušra, kaip gražu. Brangūs žiūrovai, šiandien mes laisvai skaitome lietuviškas knygas, galime mokytis ir kalbėti gimtąją kalbą. Bet tai nebūtų įmanoma be knygnešių, drąsių žmonių, kurie nepabūgo pavojų. Tegul mūsų kalba gyvuoja amžinai. Branginkime ją, skaitykime lietuviškas knygas ir niekada nepamirškime knygnešių. Knygnešių ir tėvynę mylinčių žmonių dėka Lietuva išliko, išgyveno. Ir 1918 metais Vilniuje paskelbėma, kad Lietuva buvo, yra ir bus laisva nepriklausoma valstybė. Graži tėvynė mano, nuo šimtmečių senų. Čia protėviai gyveno ir aš čia gyvenu, gražiai savo kloniais, giliaisiais ežerais, dainelės ten malonios suskamba vakarais, ten žydi melsvas linas, ten upės tarp kalvų, graži tėvynė mano nuo šimtmečių senų. Dabar visi kartu dainuosime nuostabią lietuvišką dainą Svarbiausi žodžiai. Ar žinai, kiek svarbiausių žodžių
labai dėkojame. 20 amžiaus pradžia atneša permainų ir Lietuvos kultūroje. Istorijos knygoje užrašyta daug pirmųjų įvykių įvykusių mūsų šalyje. Mes paminėsime tik keletą iš jų. Pirmojo lietuviško šokio užuomazgos siekia 1903 metus, kuomet pirmą kartą scenoje sušoktas lietuviškas šokis Suktinis. žinote, kad 1907 metais Vilniuje buvo eksponuojami Mikalojaus Konstantino Čiurlionio darbai. Na, o jei nežinote, tai paprašysime apsilaikyti per mokinių atostogas Klaipėdos Ievos Simonaitytės bibliotekos vaikų skyriuje ir pasižiūrėti mūsų pradinių klasių mokinių darbų, kurie buvo nupiešti
įkvėpti dailininko kūrybos. 1919 metais išrinktas pirmasis Lietuvos Respublikos prezidentas, vienas iškiliausių visuomenės veikėjų Lietuvos nepriklausomybės akto signataras Antanas Smetona. 1920 metais pirmasis profesionalus lietuvių teatras Dramos leidykla ir parodytas pirmasis spektaklis Hermano Zudermano Joninės. Pirmoji visos Lietuvos dainų šventė vyko 1924 metais Kaune Žaliakalnyje. Paukščiuko gimtinė lizdų vadiniai, žuvytės gimtinė žaliam vandenį, stirniuko gimtinė miškai ir kalva, o tavo mažytė šalis Lietuva. Esu daina, einu, aš ir dainuoju, aš čia gimiau, esu ir gyvenu. Laukuose esu lietuvišku artoju, degu ir šeriu daugelis dienų. Gimtųjų sodų ir plačių kelių, neužgesinamų žiburėlių. Esu daina, einu, kur auga javas, esu į žemę krentantis lietus, esu giria suuošusi, sužaliavus, esu ramūnių kvepiantis medus ir tarp sodybų ir žalių laukų, upeliuku šnarėdama teku. Esu daina, einu į lietuvio namus, kur kaista šiltas židinys, čia kraujo upės, ašaros čia sprūvo, ir neužges protėvių ugnis. Esu daina, aš amžina ugnis, ir neužges lietuvio židinys. Aplinkui borykštė visoms
Ir antros D klasės mokinukai sušoks linksmą lietuvišką šokį Rai Rita. Taigi, žiūrovai, ąžuolas Lietuvoje simbolizuoja stiprybę, tvirtumą ir ilgaamžiškumą. Ąžuolo šaknys įsiskverbia giliai į mūsų krašto žemę. Su jie sudarydamos neatskiriame vienybę. Vėjo blaškomas medis tik stiprėja, o išsaugodamas tvirtybę ir aišku siluetą auga lėtai, neskubėdamas keistis. Tai mes linkėdami šiandien gražios likusios dienos, gražaus savaitgalio, gražaus vasario 16 šventės šventimo norime užbaigti renginuką vėlgi labai gražia mūsų bendra veikla ir paprašysim vaikučių sustiprinti ąžuolo lapeliais Lietuvos širdį.